Sveiki, šiandieną seminarų ciklo Kiekvienas gali būti didelis tema – kaip tapti virtualaus verslo guru. Šiandieną svečiuose Andrius Čepkus, GetShopin įkūrėjas ir vadovas, Tomas Podžiūnas, Pay-per-click vadovas ir Vytautas Vorobjovas, e-komercijos asociacijos vadovas. Šiandieną kalbame apie elektroninę parduotuvę, apie tai, ar tikrai kiekvienam būtina turėti tokią ir kaip ją pasirinkti. Tai aš norėčiau pirmiausia, Vytautai, jūsų paklausti, ar tikrai kiekvienam pardavėjui arba gamintojui privaloma turėti elektroninę parduotuvę? 100% automatizuota internetinė parduotuvė nėra būtina kiekvienam, nes yra verslų, kur iš tikrųjų dėl savo specifikos tos prekės yra tokios, kurias reikia ten specialiai parinkti, sureguliuoti, padaryti, kur reikia to kliento atvažiavimo. Bet bent jau puslapį išsamų, gerą, su gerais aprašymais ir aiškiais kontaktais ir visais kitais reikalingais dalykais privalo turėti kiekvienas verslas. Tai nuo ko pradėti? Jau nuspręsiu padaryti ir savo elektroninę parduotuvę, puslapį turiu. Kaip tą padaryti sprendimą, gal neypatingai brangiai, arba nuo ko pradėti? Pavyzdžiui, jūsų platforma, ką gali pasiūlyti? Iš esmės, mūsų platforma ir buvo sukurta kaip pats tiesiausias kelias į prekybą tiems smulkiesiam prekeiviam. Nors turim ir stambių prekinių ženklų, bet iš esmės kurtis tikrai nerekomenduojam. Susikurti savo parduotuvę ten su programavimo skyrium ar su kažkokia didelė agentūra visą laiką spėsite, kai jau verslas įsivažiuoja. O pas paprasčiausias dalykas tai yra e-parduotuvių nuoma. Išsirinkat tiekėją, ar tai būtume mes, ar kažkas kitas. Dažniausiai tai yra visiškai automatizuoti sprendimai, kur nueinat, įvedat savo norimą pavadinimą savo prekinio ženklo, savo e-mailą, paspaudžiat mygtuką sukurti, už 1 minutės kažkur jūs jau turite funkcionuojančią elektroninę parduotuvę. Ir viskas, po to belieka realiai susidėti prekio aprašymus, savo aprašymą, kontaktus, atsidaryti ten tas ar Paysero ar banko sąskaitas ir sujungti internetinius mokėjimus. Ir viskas, turinti veikiantį prekybos verslą. Iš tikrųjų turim pavyzdžių, kur žmonės per 1-2 dienas realiai nuo ten atsidarimo už poros dienų jau gauna pirmosius užsakymus. Ta prasme, tai yra greitas procesas. O sakykime, pavyzdžiui, ar tai nuotraukos, ar aprašymai, kas yra svarbiau, kas kabina akį daugiau? Yra keli universalūs dalykai, kurie tiesiog privalomi normaliai funkcionuojančioje parduotuvėje. Tai pirmiausia, kad joje tą prekę galima būtų rasti. Tai būna, kad mūsiškiai susikuria parduotuvę, bet daugiau dėmesio skiria skilčiai apie mus arba ten kontaktai, negu kad pačioms prekiams. Tai pirmiausia, prekę turi būti įmanoma lengvai rasti ir ją lengvai nusipirkti. Tai yra neapsunkinti bereikalingom registracijom, kažkokiais sudėtingom formom, procesais ir taip toliau. Lengva rasti, lengva nusipirkti. Esminiai dalykai. Prekės aprašymai be abejo tai yra vienas iš svarbiausių momentų, nes į fizinę parduotuvę žmogus atėjęs, jis ją gali paimti, pačiupinėti, pauostyti, palaižyti, jeigu nori, ko nerekomenduoju, aišku, daryti. Bet internetiniai parduotuviai jis turi 2 momentus. Viena, tai yra labai gražią, gerą, kokybišką nuotrauką ir visi tyrimai rodo, kad kuo kokybiškesnės, kuo geresnės nuotraukos, tuo geriau tos prekės pasinaudoja ir išsamus geri aprašymai, kad vartotojas, kad kaip ir galėtų pas jūs pirkti, jam viskas tinka, bet jeigu pas jūs bus prastos nuotraukos ir niekam tik aprašymai, jis pradės ieškoti informacijos kitur ir nusipirks pas tuos, pas ką bus geresni aprašymai ir nuotraukos, su sąlyga, kad kainos yra panašios. Čia vienas dalykas, ir kitas svarbus momentas, ką mano kolegos labiau išplės, tą parduotuvę turi būti įmanoma rasti. Nes ką turi atsiminti kiekvienas pradedantis internete prekiauti žmogus, kai atsidarot savo internetinę parduotuvę, tai yra tolygu tam, kad jūs atsidarėt kioską vidury Labanoro girios. Ja suras pavieniai grybautojai, bet tai nebus tas srautas, iš kurio galima bus laikytis. O kaip tą sugeneruoti srautą? Dabar čia, Tomai, tikrai jau jūsų sritis, kaip prikviesti pirkėją, nes jau gerai, pasidariau savo parduotuvę, atsiskaityti įmanoma, prekės gražiai aprašytos, bet pirkėjas iš kur sužinos jisai, kiek reikia? Taip. Čia iš tikrųjų labai svarbus momentas, kadangi srautas yra tas arkliukas, ant kurio mes jojam. Ir visi be jokios abejonės nori to didelio srauto, kad eitų, žmonės matytų, domėtųsi, skaitytų, kuo ilgiau būtų toje parduotuvėje ir panašiai. Ten jau prisideda, kaip kolega minėjo, gražios nuotraukos,
Dabar paskutiniu metu populiarėja prekių pristatymas video formate, nes žmonės skaityti vis labiau tingi, bėga į YouTube, kur ten bando sužinoti, inspiraciją gauti, nukrypsta į kitą produktą ir viso gero jis jau kitoj parduotuviai. Tai šitoje vietoje mes siūlome pagalvoti ir apie tai, kad pritraukti įdomią parduotuvę, taip kaip mūsų prekybos centrai. Ten vyksta degustacijos, ten vyksta vaikų pasirodymai, parodos. Mes turime galvoti lygiai taip pat ir skaitmenoj, kad mes turime vartotoją sudominti. Tai vienas dalykas, pirmas momentas inspiracija, kur mes internete jį sudominam tam tikrais dalykais. Antras dalykas, mes nurodom kelią, kur tu tai gali rasti. Ir tada jau trečias momentas, mes su juo dirbame pačioj parduotuviai. Tai vieną pavyzdį tokį turiu, kur jeigu žmogus yra dviratininkas, mes žinome iš interneto, kad jisai užsiema dviračiais, perka dviračių parduotuviai, važiuoja į renginius dviračių. Ir jeigu jis į rudenį vis dėlto paieškos langelį ieško automobilių žieminių padangų ir suveda žieminės padangos, jam tam tikri įrankiai Google iškart išmeta dviračių žieminės padangas, nes štai tokia vat istorija. Taip. Tai visi šitie įrankiai yra tam naudojami, kad privesti žmonės arčiau tų reikalų ir atvesti į parduotuvę. Tai mes sekame tai ir matome tendenciją, kad kuo didesnis srautas į parduotuvę, ir nesvarbu ar fizinė ar e-parduotuvė, tuo didesni pardavimai. Tai reiškia, mes kovojame grinai su srauto didinimu. Tai mes įstengiamės padidinti ir pritraukti kuo daugiau. Po to jau ateina tie momentai, kai mes stebime laiko praleidimą, kiek jisai praleidžia prie tam tikrų prekių, nes tai irgi tiesiogiai įtakoja pardavimus. Ir jau ten gilesni dalykai, atsiskaitimo patogumas, kad būtų kuo mažiau registracijų, kuo mažiau paspaudimų nereikalingų, viskas kiek įmanoma aiškiau, jokių nukrypimų, papildomų puslapių ir panašių dalykų. Saugumas dar labai svarbus momentas, tai čia jau galbūt labiau kūrėjai parduotuvių galėtų pakomentuoti. Tai per skaitmeną, maždaug per tą reklamą, maždaug taip tas reikalas atrodo. Kiek pradedančiajam ir įkurtai naujai parduotuviai įsukti reikėtų nusimatyti kiekvienam biudžetą? Bent jau minimaliai, kad jau kažkur neatsirastų, būtų matoma, įkristų. Apibrėžti sumą yra labai sunku, nes priklauso ir nuo produkto, ir nuo auditorijos, nes mes turime žinoti, į ką mes taikom, į kokią auditoriją, žinoti specifiką tos prekės, nes vienas dalykas yra brangios prekės, kitas dalykas pigesnės, nuo to priklauso ir biudžetai reklamos. Dar pabrėžkim, labai svarbus dalykas yra rinkai, kurią eina vartotojas, nes su ta pačia preke vienos sumos tau bus Lietuvoje, kitos bus Vokietijoje, kur 80 milijonų žmonių ir srautas interneto gerokai brangesnis yra. Labai svarbu pabrėžti būtinybę apskritai tą biudžetą numatyti. Čia dažna bėda būna tai, kad mūsų verslininkai ne iki galo supranta esmės tos srauto generavimo. Nes kai fizinė parduotuvė atsidarinėjai, tai viskas aišku, kad tu ieškai vietos, kur eina tavo pirkėjai. Ir kuo geresnė ta vieta, kuo daugiau tų pirkėjų eina, tuo brangiau tu užimoki. Vienas dalykas, kiek tu sumokėsi už kioskelį tam pačiam Labanore, kitas dalykas, kiek tu sumokėsi už parduotuvę Gedimino prospekte. Nes ten eina tiesiog tų žmonių daugiau ir tie matyti žmonės eina ten su geresnė perkamąja galia. Lygiai tas pats yra internete. Jeigu tau reikia daugiau srauto iš tos auditorijos, kurie yra tau turi didesnį potencialą iš tavęs nupirkti, tai atitinkamai tai bus brangiau. Ta reikia nusimatyti tiesiog kaip fiziniai parduotuvė, jūs nusimatot biudžetą patalpų nuomai, internete jūs nusimatot biudžetą srauto generavimui. Ir daugelis yra visiškai pradedančių pardavėjų, kurie iš tikrųjų pradeda nuo nulio, kurie neturi nei kažkokių stambių investicijų, užnugario ir panašiai, o pinigus išleisti yra labai lengva internete. Ypač lendant į užsienio rinkas, jie išeina tiesiog net nespėja mirktelti ir suprasti. Bet 10 eurų įdėsite AdWords'ų, jums vis tiek bus geriau, negu jeigu jūs neįdėsite nieko. Tiesiog reikia labai atsakingai pasižiūrėti, pradėti nuo pačių siauriausių raktažodžių, nuo pačios, čia kolegos labiau tą specifiką išmano, nuo pačių tikslingiausių vartotojų ir dėsi 10 bus gerai, dėsi 20 bus geriau. Svarbiausia juos įdėti ten, kur reikia. O jau kur reikia, tai turite šviestis patys arba kreiptis į profesionalus, kurie pagelbės. Akivaizdu turbūt, kad be biudžeto ir be nusimatymo, kad reikės nieprokur. O kiek sukūrimas parduotuvės kainuoja? Priklauso. Realiai, jeigu nuomojatės, tai jis dažniausiai yra nemokamas. Ir dar ten kokį mėnesį gaunate kaip bandomai periodą. O paskui yra abonementinis mokestis. O po to yra abonementinis mokestis, jis svyruoja skirtingai nuo įvairių tiekėjų. Pas mus jis yra 35, gali būti 50 kažkur kitur, bet tai iš esmės yra tarp 30-50 eurų, tai yra ta suma. Tai tiesiog įsivaizdavimui, kokį reikėtų daugmaž biudžetą planuoti, ar ne? Jeigu patalpų nuomai visiems atidarant fizinę parduotuvę, visiems kaip ir aišku, kad ir pardavėjai mokėti reikės, ar ne, ir patalpoms, bet turbūt su elektroninė parduotuvė dažnai neįsivertina visų kaštų, ar ne, susijusių su. Dažniausiai
jie pamiršta ir neįsivertina marketingo. Ir va, čia ką kolegos kalbėjo, visam tam pritariu, tas yra būtina. Iš tikrųjų, mes matom tarptų tokių mažų prekeivių, jeigu mes imam ten 1-2 žmonių, nežinau, įmonėlę, kuri kažko prekiauja, tai jie tą rezultatą Lietuvos rinkoje jie gali susikurti pradžioj, bent jau ten išsitirti ir pasimatyti, gali ten su 200-300 eurų. Ta prasme, to užtenka. Po to, kai tu jau matai, kas tavo auditorija, kas perka ir panašiai, tu tos biudžetus keli ir automatiškai pas tave ateina tas tikslingas rautas. Dar ką norėjau grįžti prie pačių e-parduotuvių, vat kaip marketingai yra svarbu suprasti, kam tu rodai savo reklamas ir kas yra tavo pirkėjas. Lygiai taip pat tą pamiršta žmonės dažnai kurdami parduotuvės. Ta prasme, pasidaro dizainą ar ten išvaizdą pasidaro pagal save, man gražu, o pamiršta, kas mano pirkėjai. Ir jeigu mes pažiūrėsime vaikų parduotuvės, ypač mažesnės, toks vaizdas, kad jos yra sukurtos vaikam, kokiem 3-mečiam, pridėta balionėlių ten visko, ta prasme, ir sunku net susigaudyti. Ta prasme, jau kartais net prekių nuotraukos nesiskiria nuo dekoracijų. O iš tikrųjų tavo pirkėjai tai dažnu atveju yra mamos. Ta prasme, suaugę žmonės ir panašiai. Ir tai va čia yra dar tokie niuansai, kur žmonės neatkreipia dėmesio ir tas yra labai svarbu tiek marketingė, tiek pačioj parduotuvėje. Ar šiais laikais elektroninėje parduotuvėje įmanoma, kad klientas būtų lojalus, kad jisai nuolatos ten ateina? Labai priklauso nuo prekių grupės. Vienose srityse, tarkim, drabužių, kur žmonėms patinka tam tikros markės drabužiai, tai jie ir bus lojalūs pirkėjai ir jie jais ir pirks. Ten kosmetika, parfumerija. Jeigu perki tos kvepalus ir tau jau patinka ir jau čia su tavim asocijuojasi, tai tu juos ir pirksi. Taip, tas taip. Mažiau lojalumo yra retai perkamose prekėse. Jeigu perki kartą į 5 metus skalbyklę kokią, tai tuo momentu, kai tu jau ruošiesi pirkti, to didelio skirtumo, iš ko tu pirksi, tau nėra, tu dažniausiai vis tik žiūri į kainą. O konkurencija yra milžiniška. Jau kai mes sakom, kad ar ne, einam į internetą ir elektroninę parduotuvę, kaip įsivertinti konkurentus ir kaip pačiam nuspręsti, kaip su jais galų gale konkuruoti, tada reikia daugiau marketingui skirti. Ar į kokius kitus, nes ta pati prekė gali būti pasiekiama daugybėje parduotuvių, daugybėje kanalų. Apie ką reikia pagalvoti? Aš jeigu galima papildysiu, čia iš tikrųjų tada reikėtų pasidaryti aiškius labai tyrimus. Tai įsivertinant, prieš kokio didžio konkurentus tu žaidi arba kokioje rinkoje tu dabar dalyvauji. Ir nuo to iš tikrųjų daug kas priklausys. Tai be abejo reikia įsivertinti savo pajėgumus, konkurentų, pasižiūrėti žinomumą tiek jų prekinio ženklo, tiek jų prekės, tiek mūsų tos parduotuvės. Tai tas yra labai svarbu, ypatingai pirmuose žingsnis, nes galutiniam rezultate vis dėlto tie biudžetai, kurie yra riboti dažniausiai marketingui skiriami, jie ir arba suveiks, arba iš tikrųjų bus bergždžias darbas, nes tu pasirinkai labai konkurencingą rinką, labai stiprų priešininką ir nesugebėjai to padaryti. Tai šitoje vietoje aš siūlyčiau pradėti nuo tyrimų. Yra nesudėtingi, tai daro agentūros tos tyrimus ir pasako maždaug, kokia situacija yra iš interneto pusės su šito dalyku. Tik tiek, kad visame kame reikia taip jau stengtis koncentruotis. Eiti į užsienį tai irgi nėra toks, kad dabar prisikėlėm vėliavą einam. Ne. Kur į užsienį? Į Vokietiją? Į Vokietiją. Britanija. Tada jau nerodom Britams kainų eurais ir nerodom vokiečiams anglų kalbą puslapio su kliento aptarnavimo numeriu Lietuvoje. Tai nusipirki iš Skype'o už 10 eurų tą vokišką telefono numerį su nukreipimu į lietuvišką. Išsiverti gražiai vokiečių kalbą. Pasidarai tą proofreadingą, pasisamdai tikrą vokietį, kuris perskaitytų tavo tekstus ir jie tikrina. Tai nėra kosminės investicijos, bet tai yra namų darbai, kuriuos reikia padaryti. Bet iš esmės mano žinutė visiems būtų, kad reikia judėti. Tai nėra joks kosmosas ir esminis dalykas, ką kiekvienas, kuris svarsto, ar čia man eiti į internetą ar neiti. Ar čia pradėti internetu prekiauti ar nepradėti. Jūs neturite unikalių problemų. Visos problemos, su kurios jūs susidursite, jos jau buvo išspręstos tiek Lietuvoje, tiek užsienį tūkstančius ir tūkstančius kartų. Tai iš esmės visi sprendimai yra specialistai, yra profesionalios įmonės, kurios jums gali padėti, yra įrankiai, yra sprendimai, kuriuos jūs galite nusipirkti. Viskas yra. Reikia tik tai
sėsti ir daryti. O kada, pavyzdžiui, verta gal pagalvoti ne apie savo interneto parduotuvės kūrimą, o naudotis kitomis platformomis, tai yra, pavyzdžiui, eiti ir savo prekes pardavinėti Amazon arba eBay, ar ne? Kada tai geriau galbūt pasiteisina? Aš sakyčiau, taip jau išeina, kad aš pats valdau eilę Amazono parduotuvių. Čia iš Lietuvos mes prekiavom lietuvišką produkciją. Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Amazonė ir tuo Ameriką pajudėsim. Ir Lietuvoje tokių pardavėjų yra tikrai nemažai. Nustebtumėt, kokių yra įmonių Lietuvoje ir kuo jos prekiauja Amazonė ir kokias apyvartas jie daro. Tai yra vienas iš gerų būdų iš tikrųjų išsitestuoti, nes ką gaunate tokiuose platformose kaip Amazon, eBay, yra dar eilė kitų, jūs iš karto gaunate srautą, kuris nusiteikęs pirkti. Ten retai žmonės ateina šiaip pažioplinėti, retai renka šiaip kažkur, jie nori pirkti. Ir va ten pakišę panosim savo produktą, jeigu matote, kad eina pardavimai, perka, dar gaunate ir atsiliepimų iš ten, gaunate feedbacko, kurį galite įsivertinti, pasikeisti pakuotę, padaryti kažkokias tai korekcijos produktui. Ir jeigu matote, kad juda, tai labai geras indikatorius, kad ko gero, kad ir parduotuvė jūsų ten turėtų funkcionuoti, turėtų padaryti pardavimus. Taip, kad tikrai skatinčiau išbandyti. Anksčiau dar būdavo sudėtinga, Amazonas kažkiek ribodavo registracijas iš Lietuvos pardavėjų, ten buvo ES tam tikros stiklinės lubos, kurios ir dabar egzistuoja su tam tikrom paslaugom. Bet nuo praeito rudens jau pilnai atidaryta Lietuvos įmonėms galimybė registruotis Amazon'e ir pardavinėti. Ir tai vienas iš įdomesnių kanalų, ką galima pasibandyti. Bet tada reikia pasirūpinti turbūt tuo back office'u, vadinkime, ar ne? Infrastruktūra visa ta pati kaip e-parduotuvės jums lieka. Jums vis tiek reikės tas ir klientus aptarnauti, nes ateis užklausos, jums reikės ir tas prekes labai laiku operatyviai išsiųsti, jums reikės jas supakuoti, atrinkti, visą tai padaryti, išrašyti sąskaitas. Buhalterija skirsis tik tai, kad šiuo atveju jums gal nereikės pačios tos internetinės parduotuvės, bet viskas, kas vyksta po kapotu, tai tas niekur nedings. To reikia. Realiai mes irgi stebim labai daug tokių smulkesnių prekeivių, kurie, pavyzdžiui, įžengia į e-komerciją, jiems pasiseka Lietuvoje, tada ateina pas mus, sako, ką toliau daryti. Sakom, eikit, prašom, visa Europa yra, išsirinkit rinką, eikit prekiauti, yra Amazonas, eBay'us, Etsy. Ir netgi iš tikrųjų, ką kolegos ir sako, gyvenam interneto laikais, visos problemos yra išspręstos. Yra begalė puikių video, dalis ten jų mokamų, bet ten susimokėjęs 20 eurų gauni profesionalų video su visų know-how, ką daryti, kaip daryti, kad pasiektum tam tikras apyvartas ir panašiai. Tai, nes Lietuvos rinka yra maža, ta prasme, čia yra gerai pradėti, pajust tą, jeigu pradedi, bet po to reikia judėti toliau, nes arba tada reikia labai didelių investicijų ir tada ten būsi vienas iš 5 žaidėjų, bet jeigu esi mažiukas, tai eik į pasaulį. Čia žinutė galėtų būti mūsų gamintojams Lietuvoje. Jeigu jūs patys gaminate kažką tai, kūrėte ir turite savo produktą, tai judėti užsienį yra jūsų kaip ir tas kelias, kurio reikia eiti. Nišiniams mažiems produktams Lietuvoje labai daug idėjų žlunga per tai, kad padarė kažkokį nišinį nedidelį produktą ir šitoj mažoj rinkoje jam nebuvo pakankamai paklausos. Nors daiktas geras. Tuo tarpu judant į užsienį yra galimybė rasti savo pirkėją, yra tose platformose minėtose, mes turim nemažai rankdarbistų, kurie Etsy'e tam pačiam prekiauja. Mes turim, kaip pavyzdys, netgi maisto prekių, kurios yra parduodamas po Amazonu, kas galėjo pagalvoti, ar ne, kad kokią džiovintą mėsą galima prekiauti Amazonu. Tuo tarpu Lietuvoje gaminama, parduodama Amazone, vokiečiams, bestselleris ir taip toliau. Žodžiu, reikia tik tai judėti. Ir gamintojams tai yra puikiai galimybė išlysti į galutinį pirkėją užsienyje, apeinant visą distributorių, ten didmenininkų grandį ir pasiimti didesnį gabalą maržos ir gauti žinias tiesiai iš rinkos. Tai gal finalizuojant šitą klausimą galiu pasakyti, kad jeigu Lietuvoje pasisekė, tai tikimybė, kad užsienį pasieks didesnė, nes ten yra atviresnė rinka, perkamoji galia dažniausiai didesnė ir ten tikrai verta jau pajudėti. Tuo tarpu, jeigu nepasisekė Lietuvoje, aš irgi sakau, kad gali pasisekti užsienį, kaip kolega ir minėjo, kad ten yra vis dėlto atviriau, lengviau tam tikrais momentais pasiekti tą apsisprendusi pirkėją. Ir ten būtina būti. Žinoma, internetas tą palengvina. Fiziškai sunku, per internetą labai paprasta. Kaip visiškai paprastas pavyzdys yra
Lietuvoje, dabar nepamenu, kuriam mieste, kažkur tai šiauriau Vilniaus Švenčionėse, gal ta įmonė vadinasi TRC Knives, peilius gamina, Andrius Tricius vadovas, gamina peilius, labai brangius, iš gero plieno, su gerom tam kriaunom visom, kurių kaina ten apie 200 eurų. Tai jeigu tu tokį verslą darai tik tai Lietuvoje, grįždamasis vien tik tai lietuvius pirkėjais, kiek turite pažįstamų, kurie galėtų už medžioklinį peilį ar kelionį va šiaip sugalvoti ir susimokėti 200 eurų. Miręs verslas iš karto. Tuo tarpu jie iš karto juda į užsienį, iš karto pradinėjo į užsienį, rado savo pirkėją ir lojalių pirkėjų. Ir jeigu tiesiog paguglinsit jų pavadinimą, rasit ir krūvą apžvalgų ir atsiliepimų, ir kad užsienį jie pražydo, tiesiog tapo vienas iš tokių Lietuvoje mažai žinomų, bet iš tikrųjų labai stiprių savoje srityje, savo nišoje lietuviškų brandų. O kaip įvertinti, kad parduotuvė tikrai efektyvi, naudinga, ar ne? Pardavimais, užsakymų skaičium, kas yra? Apatinė eilutė. Jeigu galiausiai lieka pinigų išsimokėti kažkokius dividendus, tai viskas tvarkoja, reiškia, veikia gerai. Per kiek laiko? Kiek laiko duoti savo elektroniniai parduotuviai? Labai priklauso nuo to, ko prekiauja. Vienos gali jau po savaitės atsipirkti pilnai, kitos gali metai. Iš tikrųjų, sėkmės istorijos rodo, kad labai momentaliai čia gali tiesiog srautas atsirasti pirkėjų, tu pataikai tuo metu, kai reikia, su tokiu produktu ir tokia kaina, bum, ir tu tiesiog tapai milijonierius. Tai tokių pavyzdžių labai daug pasaulyje yra, kai tai pasiseka. Bet dažniausiai, žinoma, tai užtrunka laiko, kol tu padarai savo prekinį ženklą, jis tampa žinomas, tam tikras prekių grupės atstovauja, įdomią prekę parduodi, galbūt įdomių būdų ją parduodi. Tai tas trunka, tai yra natūralus toksai procesas, kuris gali trukti ir pusę metų ir metus, kol tu pilnai išsivažiuosi. Bet vėlgi, internetas būna stebuklas ir vyksta viskas labai greitai. Per mėnesį laiko tu supratai, kad viskas vyksta. Nes realiai būna, mes nestebim, kad realiai kartais būna, kad užtrunka pusę metų, kol žmonės apskritai, tie, kurie ateina naujai komerciją, supranta, ką jie daro, kodėl jie tą daro, kas čia veikia ir tada tik nuo tada prasideda viskas važiuoti. Bet realiai būna ir sėkmingų pavyzdžių. Bet jeigu į tavo parduotuvę labai daug ateina žmonių, bet niekas neperka, tai čia tada jau tada reikia darytis išvadas. Tai žiūrėti, kas vyksta. Analizė. Jo. Ar srautas blogas, ar parduotuvė bloga, tai reikia analizuoti. O gal mygtuko pirkti nėra? Gali būti. O gal jisai vadinasi toliau. Ir tada mes matom, kad iš tikrųjų problema čia. Labai dažnai daromos tokios paprastos klaidos, kai tiesiog reikia patarimo iš šalies ir žmogus labai paprastai pasako, nes būna ten, tarkim, 4 žingsniai, kad nusipirkti prekę, tu eini, užsisakai į krepšelį, o po to išmeta tau sutartį smulkių šriftų, kurią tu turi visą perskaityti. Ir dėja 95% srauto šitoje vietoje pabėga. Tai tiesiog paprasta yra tą sutartį išimti, leisti žmogui nusipirkti viską, o po to sutartį elektroniniu paštu atsiųsti, nes tai yra neišvengiamai. Tai šitoje vietoje tiesiog reikia pasižiūrėti labai atidžiai, kaip žmogus eina per tą pirkimo procesą, ką jisai daro, kas jam nepatinka, kaip tas pirkėjas elgesi ir labai viskas aišku pasidaro. Čia jokių stebuklų, kaip vienas iš įdomesnių buvo klientas vienas, nesuprantu, turiu gerų prekių, geros kainos, viskas tvarkoja, be parduotuviai perka, internetu niekaip. Ir atsisėdom prasėti per tą procesą, tai pasirodo, kad nusipirkti prekę reikia ten 37 klikus padaryti. Bet dar smagiausia dalis, kad privalomai registruotis ir tada turi nueiti pas save į paštą patvirtinti tą registraciją, paspausti tą linką grįžti ir vėl užsiregistruoti jau su tais slaptažodžiais ir tada eiti. Tai kaip pirks. Visais įmanomais būdais siūlo nepirkti. Visą laiką žiūrėkit į savo parduotuvę kaip į fizinę parduotuvę. Jūsgi nestatysite prieš kasą kokį nors žmogų su anketa, po to, kad tu užpildytum ten didžiausią anketą, privalomai užsiregistruotum, sugalvotum slaptažodį, kad po to dar tau paskambintų į darbovietę, patvirtintų, kad čia tikrai esi tu ir panašiai. Jeigu tu tiesiog parduodi pieną parduotuvėje, tai tu ar žmogus pas tave atėjo su pinigais, tai tu juos pasiimi. Jeigu norėsi papildomų kažkokių tai duomenų, tai pasiūlyk jam kokius saldainius, tai kad jis užpildys anketą jau po to, kai tu pasiėmei pinigus už pieną. Tai tų identifikacijų metodų dabar yra įvairių, iš tikrųjų populiarėja tas užsiregistravimas per Facebooką, pavyzdžiui, panaudojant socialinę mediją, kur yra jau tu suvedęs savo vardą, adresą, pavardę. Tai šitoje vietoje supaprastėja gerokai ir žmonės tą mėgsta, mes matome, kad jie to naudojasi, nes kas kartas susiregistruoti yra sudėtinga ir ilgai trunka, o tu perki tiesiog dėkliuką telefonai. Tai šitoje vietoje reikia įsivertinti tos dalykus ir nuleisti vartotojui ir tokias galimybės. Dažnas atvejis mes dabar stebime, kad žmonės perka ir be registracijų. Irgi yra variantas, kai žmogus tiesiog užsuko netyčia, pamatė gražų įdomų daiktą,
nusipirko ir pamiršo šitą reikalą. Tai yra ir tokių. Čia netgi sakyčiau labai dažnas, ypač mažesnėse kažkokiose parduotuvėse, kur tu turbūt 1-2 kartus gyvenime ir pirksi. Tai dar kas yra gerai prekyboje, kad realiai kiekvieno pirkėjo jūs turite kontaktus. Tai mes irgi klientams sakom, visada sveika yra pasiskambinti, tiesiog pabendrauti. Ar patiko apsipirkimo procesas, gal kažkas užkliuvo, gal jūs kažko nematot, kas erzina jūsų pirkėjus. Tai va tą irgi sveika daryti, bendrauti. Nes fiziniai parduotuvai pas mus atėjo, išėjo viskas. Čia mes turim visus kontaktus, galim su jais bendrauti. Taip netgi parodysim, kad mes domimės, esam artimesni klientų ir panašiai. Tai jau labiau, kad ir toliau bendravimą su jais internete palaikyti nėra sudėtinga, nes tu turi jau duomenis, kas pas tave lankėsi, tos grupelės žmonių, kurie tik lankėsi, grupelės žmonių, kurie buvo įsidėję prekių į krepšelį, bet nenupirko, yra kurie pirko brangesnės prekes. Tai su skirtingom auditorijom tu gali skirtingai pabendrauti. Vieniem tyrimo gal reikia, kitiem reikia papildomų prekių pasiūlymo, tretiem reikia dovanų kupono arba nuolaidos kodą už tai, kad jis jau tiek daug perka. Tai reikia tiesiog įsivertinti, ką pasiūlyti ir marketingas tada jau suveikia. O kokias dar jūsų akimis dažniausiai daro klaidas elektroninių parduotuvių kūrėjai? Na, tai ką mes matom, tai vat, ką ir sakiau, kad iš tikrųjų pasidaro parduotuvė ir tikisi, kad visi apie ją sužinos, ateis ir pirks. Tai būtina yra planuotis marketingo biudžetą, būtina galvoti, kas yra tavo pirkėjas ir būtina jam reklamuotis internete, nes jeigu to nedarysi, tu darys tavo konkurentai ir pasims tavo klientus. Ir tas dalykas irgi, apie kurį kalbėjome, tai yra tai, kad kurkit parduotuvę savo pirkėjui, galvokit apie savo pirkėją, kas jam aktualu, ko jam reikia, kaip jinai turi atrodyti, kaip jis turi jaustis joje ir panašiai. Tai va čia tokie 2 esminiai dalykai, kur dažniausiai jau nuo pat pradžių būna barjerai, dėl kurių žmonėm nepasiseka parduoti tiek, kiek jie galėtų parduoti. Nepakankamas yra irgi vienas iš tokių mitų, kad pasidarysiu internetinę parduotuvę ir ten bus viskas visiškai automatiškai ir niekas man neskambins. Ir todėl labai nustemba, kad pradeda skambinti žmonės. Tiesiog pasiteirauti apie prekę, ar ten paklausti apie pristatymą, ten pasidėrėti galų gale, kas irgi nėra retas dalykas internete. Galų gale patikrinti, ar jūs tikrai ten esat. Tas elementarus užmesgimas ryšio, ar tikrai čia gyvas tas daiktas yra. Tai tas nesuplanavimas, kas kada kels ragelį, kaip kelsit ragelį, ar slėpsite elementarių tokių komunikavimo su klientais dalykų nesuplanavimas, yra viena iš dažnesnių klaidų. Bet labai greitai po to jos atsiliepia ir žmonės kažkaip tai pradeda ir jas spręsti. Ar nepaliko ofiso stalčiuje telefono, kurio niekas nekelia, išsikrovė? Tai iš tikrųjų tai daug sprendimų dabar jau siūlo tie parduotuvių, reiškia, nuomininkai arba kūrėjai, kur ir įdėgia ir live chatus vadinamus, kurie labai populiarūs ir padeda komunikuoti paprasčiau ir kiti metodai, kuriais galima susisiekti ir gyvai neva tai pabendrauti. Būtent pirkimo metu, nes ten kažkurioje vietoje ir atsiranda klausimai ir problemos, galbūt ties atsiskaitimų, galbūt ties pristatymu. Tai kuo operatyviau visą tai vyksta, tuo lengviau veikia parduotuvė ir sėkmingiau. Čia dar grįžtant prie tų pristatymą paminėjot labai teisingai, nes pristatymo dalyje irgi, jeigu būna jis neišspręstas, tai ten dar kyla pakankamai daug problemų, nes pristatymą reikia turėti kaip minimum keletą būdų, tai yra, kad būtų tas greitasis kurjeris, jeigu aš noriu ten greitai, tai jau rytoj man ten pristatys ar gal net šiandien, tada turi būti vienas kažkoks nemokamas pristatymo būdas, tai galėtų būti Lietuvos paštas, kad tada aš ten keliauju ilgiau, bet tu gauni nemokamai. Ir ką dažnai pamiršta, tai atsimsiu pats. Vis dar tai yra pakankamai populiarus būdas, bet žmonės turi barjerą, kad neturiu šio gražios parduotuvės, tai šito būdo nedėsiu, o jį reikia dėti. Išnešiu tą prekę, paduosi ten prie arčiausiai esančios parduotuvės, bet suteik šitą būdą, nes vis dar yra daug, ypač prieš Kalėdas būna tai tiesiog minio žmonių. Reikia čia ir dabar ir renkasi tą būdą. Jie bet kur nuvažiuos ir pasiims. Ir kitas momentas, tas leidimas atsiimti pas tave biure yra vien tai, kad yra šita galimybė, vartotojams suteikia nemažai tokio pasitikėjimo aspekto. Reiškia, jie yra realūs, jie ten yra. Jeigu kas, aš ten galėsiu nuvažiuoti, pariekaut, paspardyti duris, jie ten yra. Tai šitai psichologiškai yra vienas iš tų svarbių momentų, būtent tokios pristatymo paslaugos, kad dalis vartotojų ją gal ir nesinaudos, bet vien matyti ją jiems patinka. Jie džiaugiasi tą matydami. Ar e-parduotuvė turi kokių nors trūkumų lyginant su fizinė parduotuvė? Ar galima dar rasti tokių? Negali gauti prekės
nežinau, per Čia ir 5 dabar. minutės realiai čia ir dabar, kai vaikštai po prekybcentrį, kažką pamatei, ten naują laikrodį, pavyzdžiui, jis tau patiko, gali nusipirkti čia ir dabar ir jau ten jį nešioti. Bet tuo pačiu reikia pabrėžti, kad tos pačios dienos pristatymas jau Lietuvoje pradedamas dėkti. Jo. Tas vyksta. Tai vat, visiškai čia ir dabar gal ne, bet šiandien vakare visai taip. Kitas momentas, kad dar dažnas pirkėjas mėgsta ir paliesti prekę, kurią perka. Jeigu tai ypatingai kokia nors sudėtingesnė arba nežinau, tokia nelabai pigi prekė, tai tada jis linkęs yra ją liesti. Tai šitoje vietoje fizinė parduotuvė turi privalumą. Bet dabar jau mes stebim tendenciją, kad vis dėlto žmonės mėgsta užeiti į parduotuvę paliesti prekę, bet po to grįžta ir nusiperka ją internetu. Tai irgi dažnas atvejis. Tai vėlgi nereiktų pamiršti, kad reikia būti ir internete. Tai pačiai parduotuviai, tai pačiai prekiai. Tai čia, kaip sakant, veikia ir tas, ir tas. Yra vienas dalykas, kurio iš tikrųjų internetas niekaip neperteiks, tai kvapas. Tai ypatingai aktualu yra prabangos prekių segmente. Na, ta naujo brangaus rankinuko kvapas, tos sodos, jis jo internetu neperteiksi. Lygiai su tuo susiduria su problemomis tie pardavėjai, kurie prekiauja išskirtiniais kokiais nors kvepalais, kurie iš tikrųjų yra fantastiški, bet tu to nežinai, kol nepauosti. Tu to nepauostysi. Bet jau kai vieną kartą pauosti, kitą kartą tu jos gali pirkti drąsiai. Bet kvapas yra vienintelis dalykas, ko internetas kol kas dar negali pertikti. Tos elektroniniai kvapų generatoriai ir elektroninės nosis jau, tarp kitko, mūsų lietuviai vieni kūrė tokius dalykus. Tai šito kol kas dar plačioms masėms nėra pritaikyta. Kitas labai svarbus momentas tai kontaktas su gyvu žmogum ir ne tiek, kad tu stovi su gyvu žmogum šnekėsi, kiek ekspertizė. Daugelis fizinių parduotuvių, ypač specializuotų, jos turi labai gerus išprūsusius konsultantus, kurie tikrai kiaurai išilgai žino tą savo produktą, kurie jo serga, kurie gali viską tau apie jį papasakot. Tai jūsų kaip internetinio pardavėjo darbas yra turėti viduje savo įmonės tokią ekspertizę ir sugebėti va taip papasakot žmogui telefonu, chatu, mailu atsakyti. Žodžiu, tos kokybiška konsultacija. Tuo tarpu tiems mūsų pardavėjams, kurie jau turi savo fizinės parduotuvės ir eina į internetą, tai jūsų viena iš pagrindinių užduočių yra sujungti va tą savo tikrai kietą žinomą konsultantą, kuris viską gali papasakoti apie produktą ir parduoti ir įtikinti su internetiniu pirkėju. Taip pat nereikia nuvertinti telefoninio pardavimo, kai žmogus pamato internetu ir skambina ir nori nusipirkti. Didžiųjų mūsų internetinių pardavėjų tikrai nemenkas dalis užsakymų ateina telefonu. Todėl šitų procesų reikia nepamiršti. Bet tas konsultacija gera, išsami yra vienas iš tų dalykų, dėl kurių vartotojai vis dar eina į fizinės parduotuvės, nes ten tikisi, kad jos geriau pakonsultuos. Nei kad paskaitysi internete. Taip. Nes turėkime omeny vėlgi, vartotojas šiaip yra tinginys. Jis nenori leisti labai daug laiko ieškodamas informacijos, jis nori, kad jam papasakotų. Tai jeigu jūs negalite įdėti video su išsamiu aprašymu, kur tu papasakoji ir parodai tą prekę iš visų pusių, tai bent jau turėkit tokį kompetitingą žmogų anam ragelio gale, kad galėtų pašnekėti su klientu. Super. Pas pabaigai. Laikas mums jau visiškai eina į pabaigą. Jūs pasakykite po vieną svarbiausią dalyką, apie ką turėtų pagalvoti arba ką turėtų tikrai daryti, bet kuris verslininkas, kuris jau ar yra užkūrę savo parduotuvę, ar tik tais dar planuoja, bet jau tikrai turi mintise, kas jums atrodo svarbiausia, kad tai būtų sėkminga, kad jau tikrai būtų verta turėti elektroninę parduotuvę. Gal iš marketingo pusės tai faktas, kad tave turi žinoti, tave turi rasti internete ir tu turi komunikuoti. Tai reiškia, jeigu tave rado, tu turi ir atsakyti, kad taip, viskas vyksta, viską parduodam, visko turim. Tai reiškia, tiek prekių asortimentas turi būti atnaujinamas, tiek aprašymai adekvatus ir tikri kainos atnaujintos. Kitaip tariant, veikianti parduotuvė. O tas, kad tave randa internete ir gali pamatyti, gali surasti per reklamą, tai tas yra tiesiog būtina, nes, sakau, kitaip nepavyks susigeneruoti srauto, kuris ir yra pagrindiniai pirkėjai ir viso verslo sėkmė. Ir bus kioskas Labanore. Iš tikrųjų, aš tai netgi tą pavadinčiau, kad jeigu jau susitvarkai, kad viskas ten pas tave patogu, tvarkinga, tas tavo kioskas internete yra gražus ir geras ir viskas su juo gerai, tai tada reikia eiti pas pirkėją. Ta prasme, reikia temptis pirkėjus pas save, pasižiūrėti to tokios kelio marketingų, social media, bendravimų, visais įmanomais būdais ir tada viskas bus gerai. Ir paskutinis dalykas - kalbėti su klientu, tai yra klausytis jo.
vienas iš tokių pradininkų tyrimo vartotojo patirties, kaip disciplinos, Jacobas Nilsenas yra pasakęs, kad tyrimas to puslapio, tiesiog pasisodinimas klientų ir paklausinėjimas, kaip tau sekasi čia pirkti, su 5 klientais tą padaryk ir tai atskleis 80% visų tavo verslo problemų. Tai tiesiog klausyti klientų, žiūrėti, ką jie rašo, paskambinti iš tikrųjų, nepatingėti padaryti apklausą po pirkimo, pažiūrėti, ką jie rašo atsiliepimuose ir taip toliau. Ir iš to iš tikrųjų galima daug dalykų, galima suprasti, kad gal pas tave pakuotė nepakankamai informatyvi. Gal tie kurjeriai, su kuriais tu dirbi, ne taip daro ten darbą ir iš tikrųjų tu viską gerai padarai, o visko sudirbo kurjeris. Nes vartotojui neįdomu, kad tu samdai kažkokią įmonę išorinę. Jam svarbu, kad jis iš tavęs prekę pirko. Tai, žodžiu, patikrinti trečiųjų pusę arba patikrinti savo paties darbuotojų darbą, jeigu turi žmonių, kurie tau dirba. Tai tas bendravimas su vartotojais, nuolatinis klausimas, ką jie sako, jis yra vienas iš tokių dalykų, kurie, jeigu jau jūs pradėjot, jeigu jau pajudėjot, tai šitas dalykas jums leis eiti teisingą linkmę, nepasiklysti, nusistatyti prioritetus ir taip toliau. Puikiai. Patarimai ir įžvalgos, manau, kiekvienam pradedančiajam arba galvojančiam ir turinčiam netgi parduotuvę buvo tikrai labai vertingi. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Dėkui. Ačiū.